Jeigu jis vargina, pastovus nuovargis, miego stygius, nėra jėgų, darbingumas sumažėjęs ir atsiranda dėl organizmo užterštumo kai kurie negalavimai, jeigu druskos susikaupia, ar yra cistos, net ir augliukai, tai želmenų sultys tikrai padės. Man želmenų sultys davė naują gyvenimą ir aš šiandien tuo džiaugiuosi ir noriu padėti kitiems, kad atrasti šitą puikų želmenų sulčių eliksyrą, kuris ne tik pagerina sveikatą, padina darbingumą, bet priduoda jėgų ir pakeičia tiesiog gyvenimo kokybę. Aš pati turėjau labai daug problemų sveikatos ir gydytojai man negalėdavo nieko padėti, sakė, toks organizmas mano. Ir štai želmenų sultys man padėjo. Aš ištirpdžiau inkstuose, tulžies latakuose, akmenis, sąnariuose, stuburė, druskas. Ir svarbiausia, kad mažakraujystė buvo didžiulė. O dabar mano kraujas, kraujo tyrimai visada stebina gydytojus. Ir praktiškai atliekant kraujo analizes, gydytojai stebisi, kad pas nieką taip nebūna, kad visų mikroelementų, vitaminų būna norma. Taip, kad galima pagerinti savo sveikatą ir savo darbingumas, savo bendrą gyvenimą, vartojant želmenų sultis. Jeigu reikia daugiau informacijos, prašom dalyvauti web seminare internete ir sužinosit daugiau informacijos apie želmenų sulčių naudą.